Labą dieną, brangus lietuvaičiai, mano vardas Artūras ir aš gyvenu Izraelyje. Aš nusprendžiau vesti šį kanalą lietuvių kalba, kad suartinti mūsų dvi mažas šalis – Lietuvą ir Izraelį. Aš turiu tokį tikslą – vis daugiau ir daugiau keliauti kartu su jumis. Rodyti jums mano mažą šalį, iš geros, iš blogos pusės. Be jokių dažų. Ir aš visą laiką sakau, aš neateinu į svetimus namus su savo kažkokiais nusistatymais. Aš ateinu tik į svečius, pasibeldžiu į duris ir jeigu mane įleidžia, aš mielu noru įeinu. Bet jeigu prašo žmonės neit, aš neinu. Todėl šiandien aš jūs pasikviečiau pirmai kelioniai, pažintiniai tokiai kelioniai po seną Jafo. Jafo yra vienas iš ilgiausiai gyvenančių miestų pasaulyje. Miestas, kuriame gyventojai gyvena be perstojo tūkstančiais metų be perstojo. Žmonės gyvena ir puoselėja tą miestą. Jis dabar yra apgyvendintas mišrių gyventojų. Yra arabai, yra žydų didžiulė bendruomenė, bet pats tas centrinis širdis tuo senojo miesto, aišku, yra apgyvendinta dailininkų, visapusiškai yra mylimas turistų ir panašiai. Bet mes dar randamės to Jafo priemiesčiuose. Aš tik norėjau jums biškį parodyti, kaip atrodo ir šita dalis, bet yra vėjuota, šiandien yra ganėtinai smarkus vėjas, bet paprašom, apsižvalgykite į dešinę, į kairę. Man šiek tiek yra sunku kalbėti lietuviškai, nes aš turiu mažai praktikos, bet aš tikiuosi, po biškį aš įsitrauksiu į tą reikalą, po biškį man taps vis lengviau ir lengviau su jumis bendrauti. Nu ką, va taip atrodo mano maža šalis šiandien. Taip atrodo gamta mažos šalies mano Izraelio. Lietuva ir Izraelis yra labai panašios šalis geografiškai, istoriškai, glaudžiai susijusios. Ir pats senas miestas Jafa taip pat be abejo irgi turi tokių ryšių. Kokie ryšiai? Iš kur ryšiai? Viską po biškį pradėsim narplioti, po biškį viską bandysim aiškintis kartu. Iš karto norėjau pasakyti, kad labai būčiau dėkingas Lietuvos auditorijai, jeigu jie nuspręstų palaikyti mano kanalą. Nes aš tik tai pradedu savo judėjimą į priekį, jūsų pagalba viskas tas vyktų ženkliai sparčiau. Tikiuosi, kad būsit aktyvus, rašysit komentarus ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Vis daugiau ir smarkiau mes bendrausim, vis daugiau mes galėsim keliauti. Jafos miestas, jisai yra didžiojo Tel Avivo dalis. Kas nežino, Izraelis yra taip gudriai pasidalijęs savo miestus, kad miestai jungiasi gatve. Aš gyvenu už Jafos miestą ir tai yra Batjamo miestas. Batjamo miestas keičiasi Rishon LeCionu. Jeigu mes dabar judam į priekį link jūros, tai reiškia, atrodytų taip: Jafo Tel Avivas, šiaurinis Tel Avivas ir paskui juda ten į priekį miestai vienas po kito. Vis toliau ir toliau gilinsimės, lipsim į tokius brūzgynus, į krūmus. Labai mėgstu gamtą, labai mėgstu pasižvalgyti, kas žydi, kur žydi, kada žydi. Ypatingai mėgstu keliauti pėsčiomis. Esu principialus autotransporto neturėtojas, todėl keliauju pėsčias. Pats senas miestas Jafa, jisai turėjo labai svarbią visą laiką istorinę prasmę. Jis yra minimumas ir šventuosiuose raštuose, ir Egipto faraonų, ir
Romos imperatorių ir ponas Napoleonas lankėsi šios kraštos. Viską matė šis miestas, viską matė ir girdėjo. Pagrindinė jo funkcija, aišku, yra uostas. Uostas kadaise labai svarbus. Bet dabar po biškį, aišku, tai tapo istorinė tokia, kaip sakiau, turistų labai mylima vieta, bet norėjau pasakyti, kad dar tik tai Izraelio atsistojimo metais, atsikūrimo, tai buvo labai svarbus uostas, nes žmonės kėlėsi į Palestiną, plaukė į šį miestą iš Odesos, plaukė iš kitų miestų, čia sutikdavo jie savo šventos tos žemės, ilgai lauktos kraštutėlį, lipdavo, maldininkai atplaukdavo taip pat pagrindė į šitą miestą ir jau iš čia keliaudavo link šventų vietų. Jeruzalė, Nazaretas, apie kurį aš jau įdėjau video į savo kanalą. Ir po biškį, kaip aš sakiau, vartysim tą mūsų gyvenimo knygą. Nesu labai didelis mėgėjas tokių istorijų, kaip čia žmonės uždirba, kaip čia žmonės perka butus, kiek čia kas kainuoja. Aš mėgstu žiūrėti į gyvenimą savo akimis. Aš vaikštau, aš žiūriu, aš rodau jum, jūs darot apie tai savo nuomonę. Jeigu turit kažkokių gyvenimiškų klausimų, aišku, užduokit, aš visą laiką atrašysiu. Apie ką žinau, apie ką nežinau, tikrai negalėsiu padėti. Bet mielo noro rašysiu, bet mielo noro bendrausiu. Na, va, po biškį atsidaro vaizdai. Bažnyčios. Vienuolynai ir bažnyčios, taip. Va, jau pats istorinis miestas, kur, aišku, visi veda savo ekskursijas, kur veda visi savo svečius. Apačioje yra Jafos miesto uostas. Jisai iki dabar yra veikiantis, bet jame dabar bazuojasi tik tai laiveliai tokie mažiukai. Paplaukioti, paplūduriauti, pagaudyti šiek tiek žuvies, šiek tiek parduoti ją čia vietiniam turgui ir restoranam. Kada bus netaip vėjuota ir panašiai, aš aišku viską jums parodysiu, aš pafilmuosiu, kad jums geografiškai būtų lengviau prisirišti ir panašiai, kaip atrodytų, kur išlipti, iš kur atvažiuoti. Kaip ir sakiau, ne visur galima užeiti. Izraeliai ne visur galima pasibelsti, kur jums noris. Va, pavyzdžiui, yra bažnyčia, jinai arabų krikščionių, pravoslavų. Ten yra ir mokykla, toliau yra koptų bažnyčios, yra armėnų, yra graikų, yra katalikų. Ir čia tokių vietų daug. Ir visur yra savo įstatymai, visur yra savo nusistatymai, su kuriais reikia skaitytis, į kuriuos reikia atsižvelgti. Aš visą laiką, kaip jau ir prieš tai minėjau, kad einu pasivaikščioti po tokias svarbės religingas vietas. Pats aš esu žmogus nuo to labai tolimas, bet gerbiu tradicijas, stengiuosi apsirengti priklausančiais rūbais, kad būtų uždengti keliai ir alkūnės, kad žmonės jaustus pamatę mane ramiai. Bet vėlgi, sakau, žmonės kartais prašo neužeiti, arba žmonės prašo nefilmuoti. Jų teisė, reikia paklusti, reikia nusilenkti, nusišypsoti ir gražiai išeiti. Yra daug kitų vietų. Pats Jafo senasis miestas, kaip sakiau, yra atiduotas dailininkam, menininkam, rašytojam. Ir su šiuo miestu yra įvykus labai įdomią istoriją, apie kurią aš jums papasakosiu šiek tiek priekyje. Na, atsitiko vieno mano šeštadienio braidymo metu. Net biškį pasidarė man juokinga. Po seną Jafą pabraidysim dar ne kartą.
Mielu noru aprodysim jo grožybės. Bet va šiandien braidysim ir žiūrėsim tam tikrą maršrutą. Kitą kartą pasirinksim visai kitą maršrutą ir visur mus lydės vis kiti vaizdai. Jafo miestas, tas jo senamiestis, jo gatvės yra pavadintas zodiako ženklų pavadinimais. Kiekviena gatvė turi tam tikrą zodiako ženklą. Tai ieškokit savo, yra fontanas tematinis, kur reikia sumesti ant tų kapeikų ir bus jums laimė. Yra zodiako tiltas, kur reikia patrinti savo ženklą ir nusifotografuoti. Yra visokių tokių dalykų, apie kuriuos jums turėtų būti pranešta. Nu kągi, va taip atrodo mano gamta šiandien. Kaktus, aišku, Izraelyje yra kasdienybė, yra jų daug gatvėse ir panašiai, bet yra nu ką, aš sakiau, tik tai spėk čia liesti, tik tai spėk čia mėtyti kapeikas. Viskas išsipildys, viskas jums užsiskaitys. Nepergyvenkit, nieko neužmiršim, visiems parodysim, viską paaiškinsim. Ko nežinau, nieko baisaus. Aš visą laiką sakau, aš žmogus, kuris varto šią knygą, vadinasi jinai Izraelis, po biškį, neskubėdamas. Daug aš nežinau. Aš tik nesisarmatiju daugiau sužinoti. O galima sužinoti kaip. Pasiemat kuprinę, kepurę, vandens, gerą nuotaiką, kamerą, fotoaparatą, kas turi. Ir keliaukit kartu su mumis, kas neturi tokios galimybės keliauti. Žvalgykitės mano video, rašykit savo nuomonę apie šias keliones. Nu, dabar aš biškį jums leisiu pailsėti nuo savęs ir pasižvalgyti vietinės gražovės. Aš sakyčiau, kad ši vieta, jinai yra dvasiškai labai artima Užupio Respublikai. Paklausit manęs, kodėl nėra žmonių? Mano šalis kariauja. Daugybė aviakompanijų yra atidėjus skrydžius į mano šalį. Mano šalis gyvena dabar be turistų. Buvau Jeruzalėje, buvau Nacerete, bažnyčios tuščios, muziejai tušti. Šventos vietos absoliučiai tuščios, jos laukia
jūsų pėdų. Jos laukia jūsų. Mano žodžiam patvirtinti, paskaitykit patys. Nu, po biškį kojom vedam, po biškį klibam. Mes ateinam prie pačios filmuojamas ir fotografuojamas vietos. Čia yra tokia vieta, kur skulptoriai sumastė ir padarė apelsino sėklelę, pasodino į ją tikrą, absoliučiai tikrą apelsino medį. Jisai gerai savo prisigyja. Visokios kūrybinės studijos, teatrai, visokios dirbtuvės, autoriniai darbai. Čia jums viskas vietoj, nieko čia ieškoti nereikia. Einat kas metrą, viską tą matom šau. Nu ką. Va, šita vieta yra viena iš pačių mėgstamiausių vietų visų turistų. Visus čia atveda, visiems duoda čia pasifotografuoti. תראה לנו אבל קצת תמונות על דברים. יש לך אינסטגרם? כן. תסתכל, רגע, מה אתה יודע? הוא סתם, סליחה, יונתן, הוא עושה וואקה, לא, זה... Biški šiandien vėjuota, biški lietuota, bet aš nusprendžiau, kad aš nepasiliksiu namie ir aš labai norėjau pradėti savo kanalo veiklą. Aišku, aš turiu šiek tiek prifilmuotų video, bet mažai su komentarais. Gal labiau tokio relakso pobūdžio video bus, kuris galėsit domėtis ir žvalgytis po šventas vietas, kurios yra mano aplankytas. Nu tai va, iš šitų durų išėjo labai keista ir juokinga istorija. Aš stovėjau prie šitos nuotraukas ir žvalgiaus Tel Avivo ir Jafos vaizdu. Va mes čia braidom. Va, senasis Jafa. Va uostas, va Tel Avivas, toliau kalnai, toliau Jeruzalė. Ir staiga iš šitų durų išeina pagyvenusi pora ir gražiai atsiklausia laba diena, anglų kalba. Nėra jinai tokia gera, kaip nėra gali mano lietuvių gera kalba, bet atsiprašo ir pasisveikina ir pasisako, pasiklausia, kas iš kur jūs, kaip jūs čia. Aš sakau, aš iš Lietuvos ir čia emocijų trūkis. Žmogus net pašoka ir sako, ar tu žinai, kad aš ne vienus metus dirbau Mažeikių naftoj. Esu Bažnyčių varpai. Esu pažįstamas su Brazausku, su mūsų šalies kadaise prezidentu. Nu ką, abu apsikabinam, abu gražiai nusišypsojam viens kitam. Čia Egipto laikų yra archeologiniai atkasimai. Čia kadaise buvo prisilietę ir faraonai. Taip, ši žemė matė daug nukariautojų, užkariautojų. Ir vienintelė šios žemės bėda tame, kad Izraelis stovi ant seno istorinio karavanų kelio, pro kurį keliavo visi į Europą, iš Europos. Kaip ir mūsų vargšė Lietuva. Visi užkariautojai kariavo rytai vakarai ir visi klibino pro Lietuvą. Ir Napoleonas tą padarė irgi. Ir Napoleonas buvo atėjęs ir į šias žemas. Gavo čia pirmą kartą rimčiau į kailį. Buvo Akos mieste
šturmavęs miestą, nieko jam nepavyko ir pirmą kartą istoriją jis gauna gerai į kailį tenai. Jafą jisai nukariauja, su Jafa jam sekasi gerai, bet gauna į kailį Ako mieste. Jisai irgi labai įdomus turistinis objektas, ne tiek mėgstamas turistų, jisai yra faktiškai gyvenamas, bet galima atvažiuoti, galima pasižvalgyti. Įdomi vieta, graži vieta, irgi galima tenai nusigauti visuomeniniu transportu, atsisėdate į traukinį. Viską šiek tiek vėliau aš jums papasakosiu, kaip nuvažiuoti, kada nuvažiuoti. Visą Izraelį galima pamatyti be gido. Net nenoriu skriaus šitų gerų žmonių, bet aš keliauju pats savo, aš pats savo šeimininkas. Na va, ir Tel Avivas gražuolis. Kad kažką sakyti ir kažką spręsti apie Izraelį, aš skaitau, kad Izraelį reiktų vis dėlto pagyventi, nes jeigu taip paviršiškai mostelėti ir pasakyti, kad yra taip ar yra kitaip, tikrai ne. Tel Avivas prieš mus, va tie mažiukai raudoni sodai ir mažiukai tie stogai, čia yra pirmas Tel Avivo rajonas. Nevecedak, į kurį mes būtinai nueisim pasivaikščioti. Visam Tel Avivui, šiandieniniam Tel Avivui, tik tai 100 metų. Tel Avivas yra Izraelio pramogų centras, aš taip sakyčiau. Šiek tiek valdžios. Pagrindė valdžia, aišku, sėdi Jeruzalėje, bet yra ir Tel Avive. Ir aš sakyčiau taip, kad Izraelis šiuo atžvilgiu visą laiką juokauja. Haifa dirba, Jeruzalė meldžias, o Tel Avivas visą laiką šoka. Nu kągi, gali būti ir taip. Bet Tel Avivas yra toksai specialus miestas, jaunatvė. Ten gyvena jaunimas, labai mėgsta Tel Avivą dėl tų visų atrakcijų, kurias yra jame prieinamas. Kaip jau sakiau, duok tik man pabraidyti, tik duok man pasižvalgyti po gamtą. Ką pasakysit, brangus lietuvaičiai? Pažįstat šitą gražuolį? Augina tas banėlėse jį, mylit, jie ten dulkės nuputinėja, čia taip jisai panašiai apie 3 metrus aukščio. Kaip aš ir sakiau, šiandien yra vėjuota ir šiandien yra biški lietučio, bet aš tikiuosi, kad mes dar spėsim šiek tiek prabėgti, biški apsižvalgyti. Dėl tų visų bažnyčių, dėl tų visų vienuolynų, dėl tų visų tradicijų ir dėl tų visų reikalavimų yra milžiniškas pundas taisyklių, kurias kiekvienas žmogus žino pats. Jeigu jums nesinori, kad su jumis taip pasielgtų kas nors, elkitės taip, kaip jūs norėtumėt, kad elgtumės su jumis. Panašiai kažkaip taip. Man su ta lietuvių kalba biški yra susimaišę. Nu va, zodiakų tiltelės. Kiekvienas randat savo ženklą. Nu va, koksai gražuolis. Mes pro šoną, mes nemaišysim tam vaikelį. Tu ramiai čia savo tupėk, mes einam pro šoną. Nu, ką tu darysi? Mes einam ir žmogus bėga. Nu viskas, nuskrido gražuolis. Kaip ir sakiau, zodiakai visur. Zodiakų tematika, Jafai visur. Kaip ir sinagogų ir bažnyčių, kokių tik tai nori, tik tai spėkit dolerius ir kapeikas ir eurus dėti į vokus ir nešti visiems tiem
gražiem žmonėm. Nu va, ta tematika, jinai mus supa, mus nepalieka, mūsų kelionės. Katinai ypatinga ta tematika, katinus Izraelį myli. Taip, matot, yra įkirpta ausytė. Reiškia, kačiukas yra kastruotas. Jos pagauna, iškastruoja. Ar kastruoja, aš nežinau, kaip dabar čia lietuviškai teisingai. Ir paleidžia atgal. Žmonės labai myli katinus Izraelį. Katinai yra maitinami, daug kur maitina savivaldybės. Bet daug tokių žmonių, kurie myli jos taip. Tiesiog jos myli taip, kaip myli jos aš. Maitinu prie namų, maitinu darbe. Turiu tų kačiukų ne vieną, ne du. Nu, Napoleonas, kaip ir sakiau, buvo žengęs į šią tvirtovę, ją nugalėjo ir pagal tam tikrus... Labas, vyriški, į ko čia stovi? Su juo čia įvyko istorija, aš nežinau, ant kiek jinai yra teisinga. Visa istorija ir visos tos legendos, jos yra biški išmislo, biški teisybės ir panašiai. Bet viena iš tų istorijų būtų tokia, kad jisai turėjo sužeistų kareivių, į kurie gydėsi čia Jafą, ir kad jų nebetysti su savim į tolimus tuos savo tolesnius žygius, jisai liepė duoti jiem nunuodytą vyną ir taip atsikratė savo karių. Nu ką, pradeda po biškį lyt ir aš, matyt, būsiu priverstas baigti savo kelionę, baigti šiandien dienai savo pasakojimą. Ačiū, su pagarba, jūsų Artūras. Pirmam kartui jau sakyčiau labai nemažai, kad susitikom, kad susipažinom, kad pradėjom keliauti kartu. Tikiuos draugausim. Būkit lietuvaičiai aktyvūs, nebūkit tokie biški užsispaudę, tokie biški susiraitę, susikraipę, nebijokit, aš nesikandžioju nei vienas žiūrovas. YouTube taisyklės visi žinot, kaip autoriai padėti judinti savo kanalą. Būtinai dar ateisim, ne kartą čia, būtinai apsilankysim šiuose vietose, būtinai pabraidysim ne kartą. Bet šiai dienai aš specialiai pasirinkau šią vietą, kad nuo šios vietos pradėti keliauti po mano mažą šalį. Jinai visai, šita vieta yra netoli mano namų, kaip sakiau, gyvenu mieste Batjame, kuris randasi už nugaros, didelis Tel-Avivas, susijungia miesto autobusų, sėdat vieno bilietuko kainą, galit kirsti daugybę miestų, 1,5 valandos galit važinėti po Izraelį, čia Napoleono laikų atminimas, čia chebra yra visokiausi įstaigų, dar nuvesiu jūs prie vienos įstaigos, nu matyti kiekvieno kataliko širdžiai artimai. Toj vieną vietą jums aišku aš parodysiu, tai yra Vatikano ambasados atstovybė, ar ambasada Izraelį ir panašiai, kaip čia dabar būtų tartis. Nu, vienu žodžiu, būsit šios kraštos, turit kažkokių skriaudų, prašymų, rašot laišką, dedat 100 eurų, galit 200, geriau 500 eurų ir dedat va į tą dėžutę ir laukiat atsakymą. Yra toksai senas anekdotas apie senovinį tokį seną žilą žydą, kur gyvena Jeruzalėje ir meldės visą gyvenimą prie raudų sienos. Apie ją aš irgi turėsiu video. Nu, va, prašom. Žmogus meldėsi visą gyvenimą, nu, paskui jo klausė, nu, Abromai, va tu visą gyvenimą meldėjai prie tos raudų sienos, ką tu mastai apie visą tą reikalą, tu meldies ir koks būtų tavo atsakymas. Sako, žinot, vyrai, meldžius visą gyvenimą, toks įtarimas, kad kalbu su siena. Nu tai vat, įdėsit porą 100 eurų, parašysit tam tėvui laišką, nu jau ten tėvas kaip nors gal jums ir padės, juokauja aišku. Buvau irgi Vatikane, kažkada keliavau ir tos kraštos.
Vis dėlto davėsiu jūs ir parodysiu dar jums Tel Avivo vaizdą. Patį tokį išreklamuotą, patį tokį išreklamuota vietovė, yra labai gražus vaizdas, bet kas nežino, galiu pasakyti, kad yra vaizdas toksai į Tel Avivą, kurį dabar jums parodysiu, ir yra toks pat vaizdas priešingai pusėje ten Tel Avivo paplūdimyje į Jafos pusę, kur jūs atsistoja, taip pat gražiai galite nusitraukti su Jafos miestu, nes jisai aukštesnis už Tel Avivo, matote, kalnas. Ir graži nuotrauka jums garantuota. Nu kągi. Aš jau savo ruožtu atsisveikinu su jumis. Linkiu jums viso geriausio. Ekstremalių sportų mėgėjai sumirkė va ten banguose. Koks 15 tų žmonių, kur bando pagauti tą pačią didžiausią savo gyvenimo bangą. Yra ir tokių, yra ir kitokių. Nu va, šitą vietą atsistoja čia ir turite gražią nuotrauką. Napoleono patrankas ir senojo Jafo vaizdai. Ate, viso, bai. Su pagarba, jūs Artūras.